nežinau, manau, kad šita pergalė gali būti aukso vertės. Labai noriu to tikėti, nes iš šito lango šitiek problemų turėdami ir neturėdami savo pagrindinių žaidėjų, iš 2 pergalės ir viena iš jų išvyko prieš greičiausiai mūsų pagrindinį varžovą, tai aš nežinau, kas galėtų būti geriau. Fantastika, aš esu labai laiminga ir labai didžiuojuosi šitą komandą. Kalbant apie rungtynes, truputį pirmasis kėlinys, atrodo, taip sunkiai pradėjom, bet kas įvyko nuo pradžio, kad iškart klimpome tą dviženklį deficitą, kaip sakė? Nežinau, niekada nėra lengva žaisti išvykoje po kelionės ir tas gal toks stresiukas, reikėjo susigaudyti, susijimti, bet nieko, pakeitėm gynybą, mes reagavom į rungtynės, trenerių štabas labai gerai dirbo, buvo priimti geri sprendimai, kaip matom, jie pasiteisino. Ir iš tikrųjų visos pačios žinom, kad nesvarbu, gerai pasidarom minusą, bet mes tikrai galim iš jo grįžti, mes žinom šitą pačias. Tai grįžom į tas rungtynės, aišku, nebuvo lengva, jau tų jėgų tikrai gal ir trūko. Tas pratęsimas tikrai atrodė trunka visą valandą, bet nežinau, sakau, labai susiėmėm ir labai parodėm tikrai charakterį, tai labai džiaugiuosi. Gintarė, dar kalbant apie tą pačią varžovų lyderę, per pirmą kėlinį 12 taškų, paskui bendrai baigėsi 19. Kas padėjo ją sustabdyti? Puikiai suprantam, kad šiaip nieks netralizuoja žaidėjų šiaip savo. Nori, kad jinai būtų lyderė ir visas žaidimas būtų per ją, bet pavyko ją šiek tiek pristabdyti, išvesti iš kantrybės, žinojom, kad tai yra žmogus, kur greičiausiai 1-1 nepavyks apsiginti, visą komandą tai žinojom ir stengiamės fokusuotis ties tuo. Gintarė, dar kalbant apie patį žaidimą, Gabrielė Šuskis šiandien patakė 4 iš 5 tritaškių berods ir tie keli tritaškiai buvo tokių labai lemiamų ir svarbių metų komandų. Ką galėtum pasakyti apie jo žaidimą šiandien ir bendrai apie ją pačią? Fantastika, Gabrielė patraukė mus tuo lemiamų metu, tai nežinau, aš žinau, kad jinai gali kuo puikiausiai pataikyti ir jinai čia irgi yra viena labiausiai patyrusių žaidėjų. Mano kambariokė, labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi ją. Gintarė, irgi tada einam prie ne tavo kambariokės, o prie kambariokės draugės. Šiandien irgi įspūdingos rungtynės. Taškais statistiką nepasakysiu, bet palyginus ar Azerbaidžano geros labai rungtynės tau. Ir kaip manai, kas tai lėmė ir ką tokios rungtynės pačiai reiškia tau, kad prisidėjai prie pergalės ir galų gale buvai labai svarbi aikštelė? Čia po mane, Nežinau, aš stengiuosi atiduoti maksimaliai save, ką galiu tai dienai duoti. Gal dabar jau turiu šiek tiek tų problemų, gal kūnas tiek daug neleidžia, tai stengiausi, nežinau, atėjau ir buvau susifokusavus, kad darysiu, ką galiu, ko komandai reikia. Tai gal iš pradžių ne tai pavyko, bet nežinau, po to tiesiog viskas gaunasi automatiškai. Buvo momentų, kur komanda ieškojo manęs, buvo, kur jaučiau, kad man labai yra stipriai skiriama gynyba, tai tiesiog stengiausi surasti laisvas komandos draugės ir pačios puikiai suprantam, kad reikia žaisti komandiškai, mes kitaip po vieną nelaimėsim. Tai tiesiog. Prieš paskutinis mano klausimas, Gintarė, kaip ir minėjai, tas netektis, daug žaidėjų neatvažiavo, visą kitą, bet pasiekta antra pergalė. Ką tokia pergalė būtent prieš Lenkijas pasako apie tokią komandą kaip Lietuva? Tai aš sakau, mes parodėm tą charakterį, kur kartais atrodo, gal jau pačios net nebetikim bendrai paėmus, kad mes jau galim laimėti, nes nuo 2015 nebeišinam į tą Europos čempionatą ir atrodo, gal kažkur mums nelemta pasąmonė, aš manau, kad gal taip yra. Bet, sakau, tos gal netektis iš tikrųjų mus dar labiau subūrė. Žinom, kad tiesiog turim padaryti dvigubai daugiau, nes nesam kažkokia superžvaigždžių komanda ir dar neatvažiuojam pilnos sudėties. Tai visos, kas išėjo į aikštelę, suprantam, kad kiekvienos svarba yra begalinė. Tai ir sakau, tas charakterio parodimas, tai mums pačiom dabar duoda žymiai didesnio pasitikėjimo savimi kaip komanda. Žinom, kad mes galėjom nugalėti Lenkijas nepilnos sudėties. Išvykoje Lenkijas laimėjo prieš Belgijas, tai ta prasme puikiai suprantam, kad viskas yra įmanoma. Tai manau, kad šitą pergalę, sakau, tikrai reiškia labai daug. Jo, tai kalbė apie tos pergalės reikšmę, treneris minėjo, kad metus dabar galėsite būti pirmoje vietoje atrankoje. Ir kaip manai, ką gali tokia pergalė duoti į ateitį, žiūrint į kitą langą, nes vis tiek galbūt papildomos dar motyvacijos žaidėjom, kurios galbūt net neatvyko, gal norėsiu jau prisijungti, ar tom pačiom žaidėjom, kurios dabar buvo irgi tokia papildoma motyvacija, kad aš galiu čia ir esu čia, mano vieta yra. Aš sakau, šitą pergalę gali būti aukso vertės. Čia pačios puikiai suprantam, matom iš praeitų atrankos langų. Čia kiekvienas, ne tik kad pergalė, čia kiekvienas taškas svarbu. Jeigu tu praloši, tu turi pralošti kuo mažiau, jeigu laimi, tu turi laimėti kuo daugiau, nes po to skaičiuojasi ne tik šita grupė, bet ir kitos grupės. Tai aš sakau, čia net nėra ką kalbėti, šita grupė yra tikrai stipri ir šitas taškas paimtas išvykoje, tai nežinau, mums pačiom tikrai labai daug duoda.